pilna yra įvairiausių gandų apie tai, kad lyg ir tai viena, tai kita komanda labai domisi galimybę įsigyti Donatą Motiejūną antrąjį sezono dalį. Tomas Pačėsas kol kas į visus šios gandus ir tas žinias reaguos. Tarp 3. ir 7. vietos yra vos viena pergalė. Na, tiesa, lenkai yra sužaidę šiek tiek daugiau rungtynių, bet tai tik tai yra papildoma motyvacija šiandien Prokom komandai, kadangi pralaimėjimas telės prieigose. Artūras Jomantas, Jonas Valančiūnas palieka į laisvą Adamas Lapeta ir Valančiūnas pelno taškus, išlygindamas rezultatą 5-5. Na, jeigu grįšime į tas pirmasias rungtynes, varžovų šiek tiek stabteli, palaukia, kol atlėks skausmas ir siunčia tritaškį į varžovų krepšį. Permainas Aleksandrą Džikičių, perimtas kamuolys, Babrauskas skuba į priekį, Raisas, Seibutis, Babrauskas, Seibutis po krepšiu ir 2 taškai, Renaldas Seibutis. Išveda į priekį Lietuvos Rytą, 13-11, likus žaisti 30 sekundžių. Gan dažnai besikeičiant pirmaujančiam komandom per pirmąjį kėlinį. Steponas Babrauskas, 3 taškai, 16-11. Antrasis galimybė greitai kontratakai, Raisas į baudos aikštelę pats iki pabaigos ir 2 taškai, didinantys skirtumą iki 4. Valančiūnas prieš Kriščeniuką. Puikiai sužaidžia Jonas Valančiūnas, visiškai supainiotas ir išmuštas iš pozicijos. Dabar yra Adamas Kriščeniukas ir Tomas Pačėsas prašo minutės pertraukėlės, nes aikštės šeimininkai jau įgyja 8 taškų. Kitas abiejų komandų krepšininkai šį kartą tiksliau žaidžia lenkai, o dabar puikus Jono Valančiūno blokas, stabdantis Adamo Kriščeniuko pavojingą ataką. Keitimai Vilniaus ekipoje vietoj Valančiūno Lorenz 29-26, Vilniaus komandos starto penketas toks. Dabar Lorenzas pabaigiantis ataką įspūdingų dėjimų iš viršaus. Vienas iš gražiausių turbūt epizodų kol kas šios dienos rungtynėse. Teko dar išvengti ir Donato Motiejūno bloką. Na, jeigu žiūrėsime į konkrečiai Motiejūno ir Valančiūno skaičius po 2 kėlinių, tai čia kur kas geriau. Šioje antroje tarpusavio sezono akistatoje atrodo Jonas Valančiūnas, apie tai šiek tiek vėliau, o dabar po dar vieno taiklaus Robertso tritaškio minutės pertraukėlės prašo Tomas Pačėsas. Pavyksta sustabdyti jį be pražangos Jonui Valančiūnui ir dėjimas iš viršaus. Abiejose aikštės pusėse dabar laimėję savo dvikovą su varžovais. Jonas Valančiūnas didina skirtumą iki 6, likus žaisti mažiau nei porą minučių iki kėlinio pabaigos ir priverčia Tomą Pačėsą prašyti minutės pertraukėlės. Asmeniškai, sakykim taip, vertinkim pagal individualų žaidimą, šiandien Jonas Valančiūnas tikrai atsirevanšavo Donatui Motiejūnui, bent jau sprendžiant pagal tas 32 nepilnos sužaistas minutės. Jeigu Rašičius bando atsipalaiduoti, tačiau jį persekioja Quintonas Deivis, tik atitrūksta Rašičius ir taiklus jo dvitaškis metimas. Netaiklus metimas ir skuba į priekį Tairesas Raisas, galimybė padidinti persvarą ir išnaudoja šią situaciją. 5 sekundės atakai, Raisas po krepšiu ir taiklus metimas, 54-45, vėl plus 9 taškai. Vėl šiek tiek tvirtina savo pranamtąjį tašką. Ir dabar jau galima sakyti Jonas Valančiūnas, imdamas 13 kamuolį, tvirtina pergalę savo komandai šios dienos rungtynėse 59-54.